Alio? Alio? Jėzus Marija. Kam esi? Nu barakė, aš barakė esu barakė. Kaži, kiek man čia kainuos iš laidinios paskambinti tavo amerikonišką ragelį? Nu nežinau, nu brangiai, gi užsienį skambini. Alio? Nu nėra ryšiaus, čia tai Skype'ą paskambink. Aš nemoku. Jėzus. Labas vakaras, gerbėmiai mano videoblogo žiūrovai. Aš noriu arbatos. Ir net nesakysiu, po kiek laiko jau susitinkam, bet tiesiog pajutau tokią šiandien tokį dalyką, kad vis dėlto reikėtų pranešti gal, kur aš esu, kur dingau, kodėl aš esu ir kas aš esu ir kaip čia viskas yra. Tai visų pirma, jau turbūt kaip ir supratote iš šio žiauriai šmaikštaus intro, kad aš esu ne Lietuvoj, studijuoju užsienyje. Ojojoj, mes čia emigrantai, mums čia negerai Lietuvoj, mums čia reikia kažko daugiau, pažiūrėkite mane, ojojoj. Ne, šiaip iš Lietuvos išvažiavau ne dėl to, kad Lietuvoj kažkas ten blogai, kažkas prastai ir panašiai. Tiesiog pajutau tokį labai didelį norą kažko tai naujo gyvenime patirti kažkur, tai save į šaltą vandenį įsimesti ir visiškai viską nuo nulio pabandyti pradėti. Tai tą progą išvažiavau į Angliją, kaip jau supratot. Šiuo metu, ką aš veikiu apskritai gyvenime, tai aš studijuoju Londai University of Greenwich, kaip ir matote šito nuostabaus žumperio. Kalbant apie universitetą, tai, ką žinau, gražiai skamba, pavadinimas tipo Greenwich. Gražus džemperiai, ten viską, ten filmus visokius, ten filmuoja pas mūsų. Šiaip vieta graži. Tai ties čia ir sustosim čia. O kaip sekas man apskritai gyvenime ten viską daryti, ten studijos, mokslai, žmonės ir panašiai. Kaip čia pasakius, realiai kiek aš jau laiko? 4. mėnuo dabar eina. Tai realiai nepalyginsi, kaip viskas buvo tik atvažiavus ir kaip viskas yra dabar. Pradėkim nuo pradžių. Tai atvažiavus tik buvo ganėtinai sunku, labai žiauriai nenormaliai sunku, kai tu atsisėdi savo kajutėj ir pagalvoji. Tipo, mams nėra, tečiaus nėra, klecko nėra, draugų nėra, nieko nėra. Ką aš čia veikiu, ko aš čia važiavau apšė? Ta akimirka, kai susivokiau, kad tipo čia visiškai nieko nėra, čia taip pat vieną špygą, tokį žinai sėdžiu. Tada susivokiau, kad plemba bus sunkiai iš pat pradžių. Tai pirmas kokios 4 gal 5 dienos iš tikrųjų buvo žiauriai sunkios, nes vis tiek buvo sunkus tas toks adaptacijos periodas. Ir kai susivokiai, kad smagiausia tavo dienos dalis buvo nueiti ir nusipirkti ant keptuvę, tai susivokiai, kad čia nėra labai gerai tau viskas su gyvenimu. Prasidėjo galų gale studijos, prasidėjo mokslai. Susipažinau su kursiokais, susipažinau čia su aplinkinė vietinė kebra ir nuo tada viskas tik geriau ir geriau. Juokas juokais, bet iš tikrųjų iš pat pradžių visiems, manau, būna tas toksai biški šokas nedidelis, kai susivoki, kad tu čia visiškai nieko neturi, bet po to pradedi statyti kažkaip viską ir kuo toliau, tuo labiau pradedi žiūrėti, kad turiu ir šitą, turiu ir tą, galiu ten nuvaryti, galiu su tuo susitikti. Tai galiu pasakyti, kad šiuo momentu viskas kaip ir visai yra gerai. Draugų gerai, pažymių gerai, viskas gerai, gyvenu gerai, esu gyva dar kaip matot. Dar vienas dalykas, kuris buvo ganėtinai sunkus iš pat pradžių, ir taip yra dabar, kad kai tu atvažiuoji, tu galvoji, wow, aš žiauriai speaking London very good, aš čia taip ir taip. Bet kad ir kaip tu gerai mokėtum anglų, tu vis tiek susivoksi, kad tu nemoki visiškai anglų, kai su taim pradeda šnekėti ir tu sorry, what? Sorry? Ir jau kaip po kokio 5 karto, kai tu paklausi what? Ir kai tu vis tiek nesupranti, ką tu atsako, tada tu susivoki, kad ne, seni, tavo anglų yra ne kažką. Bet aš tikiuosi, kad aš iš šitų visų English speaking very good problemų išlipsiu labai greitai. Jau tikiuosi 4. mėnesį, bet viskas ateina su laiku, kaip sakoma, gyvenime. Tai ir greitų metų tikiuosi, kad jums pavyks sulaukti mano kažkokių tai didesnių video, ne taip tik tai visokiausių nesąmonių mano Instagrame. Jeigu kyla kažkokių klausimų apie bet ką, mano gyvenimo situaciją, ką žinau, apie miestą, kuriam gyvenu, universitetą, kuriam mokaus, apie mano, ką žinau, finansinę padėtį, apie mano plėdą, iš kur gavau, viską, ko norit, galit klausti, atsakysiu su mielu noru. Ir jeigu netgi tiek daug klausimų susilauksiu, padarysiu jums questions and answers video, jeigu aš jums esu tokį įdomi. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video blogą, nepamirškite ten visų tų knopkių, like, subscribe, ten paspausti. Į komentarus irgi nepamirškite kokių klausimučių, kokių nors tai parašyti. Ir tikiuosi žiauriai, kad susitiksim greitų metu. Ir tiek iš manęs šiam kartui ir iki susitikimo. Iki.
praėjo, ką tik čiuva žiūrėjai mane labai. Nu ir žiūrėk, aš tau netrausiu.